Huge. Yeah, this garage like that. Yeah. Yeah. Visur visi įpsi norėti ir panašiai. Laukiam dabar metro. O, jie negali. Jo, gerai. Is it intense? Fucking hell, yeah. It's not the Europe. Kaip palaukiam antro traukinio? Nes nespėjom į tą kitą. Atvarėm ir iškart išvažiavo. Tai reiks biškį palaukti, čia yra. Šį iš karto atvažiuoju. Jo, man irgi taip atrodo. Prisėsk. Nu gerai, Jedziemy stacją Ciszany. Next station Ciszany. That's not bad. Where do we go? Žodžiu, atvarėm į Taksim Square. Jo, čia skaitosi kaip didelė aikštė, žmonių daug. Atsargiai čia važiuoja motorbike. Jo, motorbaikas važiuoja už mūsų. Nu ir dabar bandysim ieškoti, kaip eiti iki namų. Jo, iš policija Kur tai yra. gražių policijų? Žiauriai daug žmonių. Gerai, biš ramybės. Nutolom nuo to chaoso. Tai jo, bandom tiesiog eiti į chatą. Nebedaug čia liko, gal 10 minučių peškom, kažkas tokio. Ir viso. Čia surko atpėlė. Jo, čia labai statu šiaip. Žiauriai statu. Pirms maistas Turkijai. O, duona, ir tokie bulkės davė. Žauskos? Na? Tik tos mėsos, kur būna guliašai. Ai, guliašai. Okay. Skau. O iš tiesą, aš čia vienintelė moteris. Jo, vienintelė moteris šitai vietai visiškai. Bet jam kažkaip neįdomu. Nu, kažkaip nekreipiu dėmesį, nes ne vien, gal. Žodžiu. Nu, chata čia tai žiauri. Nu, tipo, come on. Žiūrėk. Čia baika lova. Ne, blogiausia buvo, kad mes Rusijai ir viskas pelėsim. Jo, žodžiu, mes esam Rusija kažkokiam. Čia šviesos nėra. Mulekė. Va, jungiklės. Dėk, neveikia. Nu ir čia, blet, visos lūpas. Pelės kažkoks. Taip šlykšt ir toks kvapas, žinai. Taip, jo. Gerai, kad čia užsidarė. Gerai, kad čia tik tais kelias dienas. Na, aš biškį žiauriai. Man pavalgyt. Standartiškai jau. Lunchtime. Toks yra gerai. Taip, tai labai toks multicultural spotas jaučiasi. Jo. Ir konservatyviai apsirengusių, ir visaip kitaip, nu toks. Jo. Eik, spauna. Mes nevažiuojam. Tai gerai, einam su jais, žinai. Tai čia jie taip vaikšto. Gerai, dabar nevaikšto kažkodėl, tai stovi. Mes
užsienietis. Nu, gal. O, tikrai. 一般一緒に車もそうですね。 Nu, gerai. Aš tai vaikščiau taip kaip vietiniai, reikia prasti. Kamščiai čia, kiek žinau, būna ilgi. Čia visai Kelias valandas. Bela kaip karštis daužo, bet va, pasiėmiau kebabiuką. Gal kina šiam jų šitų pinigų. Kur čia į čia? Ai, man pažiūrėti? Nu jo, būt gerai. Ne, ne čia. Kvepia. Man vis yra rūtina. Ya ben burada mesleğe gidiyorum, oradan annem mesleğe gidiyor. Geri dönüşte izlerken Ką, reikia pabandyti? O, tiesiog. Kaip gerai. Bagėtai prapjojo moteris tiesiog skylę ir vyras ten prikrojo visokių mėsų ir daržovių. Man rodos reikia į tą. Tai belekas. Čia užtenka paeit kokius 200 metrų nuo turistinių spoto. Ir viskas. Gatvės pilnos vietinių. Mes gyvenam netoli to Taksim Square, čia skaitas labai turistinė vieta. Mūsų chata, nu už kokio, ką žinau, 300 metrų gal. Nu ir jo, nuo mūsų chatos nuėjus, vien tik vietiniai. Jokių nesąmonių ir nieks nepisa proto šiaip. Tai tas gerai. Dėl to biškai baisu eitų turistinės vietas. Atnešė valgyt. Salotas ir kebabas, nu taip pat ir šašlykinis. Su lavašiuku, svogūnai prieskoniuoti ir dar kažkoks ryžiai čia gaunas. Ko nežinau. O, dieve, skanu. No way. Čia kokios lyvas. Aš bijau, kad kai nuvažiuosim dar toliau į užsienį, mes būsim tokie spoiled ant maisto, kad nebegalėsim valgyti Lietuvoje nieko. Namašo. Aš nežinau, ką jie daro. Lygina, nu tipo, net nėra ką lyginti, tiesiog, sakau, iškart 10. Čia pavyko. O, čia figos auga. Nu, mašiniukai čia irgi tokie čilas. Bet jo, dieną tai čia biškai karšta laukia būti, na. Išlenda, jeigu pasėdi bent kokias 10 minučių, nu viskas, jau kepi, jau įdegi turės. O dar jeigu visiškai, kur neimi saulės. Čia tiem, kurie raudonai įdega, tai nežinau, ką daryti. Vis dangau. Jo, čia tiesiog reikia sėdėti chatai. Tai mes irgi greit varysim chatą pačylėm. Nes jau ir mirguliuota akyse pradeda nuo karščio. Turgijos. Tai kažką pirksi Turgijoje? Tai esi vaisių. Ai, a, tai nekelnis, man sakai? Tai bazarį pirksiu. Ai, bazarį. Ne čia. Kokių vaisių nori? Ai, nežinau, jau kažkas yra. Vynas su vandeniu? Ne, tai žadelis. Vienu. Kurią pusę? Čia tai tūsas. Kažką mačiau, ten buvo. Jo. Bet taip atrodo tipinis turgus. Čia ne tas, kur turistekinas. Ne. Kai reikia nesupranti, ar reikia ant tavęs, ar ne ant tavęs reikia. Tai pabandyk užsidėti. Ne? A.
No. Einam. Jo. Labai spaudžia, per baisiai. Jo. Man čia kai su mama nuvarydavau į Gariūnus. Gariūnus, gerai. Trajon, ten praėjo visi. Varom pakimarinti vidą. Tai nėra peilio chatai. O, Jėzau. Eiktų. Nes so much better. Neatrodo, ne melioną valgai, kažkokį kitą vaisių. Kur gyvenime nesivalgys. Pagaukštą nusiplovai? Eiktų. Čia kitas lygis. Kitoks skonis, visiškai melioną. Net nežinau kaip paaiškinti. Net ne melioną, čia kaip kriaušė kokia. Jo, kriaušę kokią valgyt, va, grinai kaip kriaušę. Žiauriai skanu. Tai jo, biški pailsėsim, nes karštą laukia ir po to vėl varysim kur nors pavaikščiot. Nusipirkom skanėstų kažkokių. Čia kreks. Turkiškas krekas. O tokie pagaliukai su skanėstais. Skanu. Žinai, kaip būna tos lasdelės su druska pas mus. Tik tai šia vietoj druskos dar ir prieskonių yra įdėta. Prie tos druskos. Toks skonis. Čia atvarėm dabar į kitą rajoną. Tai veiksma iškart 10 kartų daugiau. Tai va čia galėsi mane nufotkinti. Okay, I'm ready. Spūdingai atrodo, tikrai spūdingai. Koks skonis? Weird. I don't know. Ką reiškia weird? Atrodo, kad gerčiau kraują. Ką gert? Kraują. Weird. Kraujas sumaišytas su Iranu. It's weird. Aš galiu pasakyti taip. Aš čia geriu Ką? Iranas sumaišytas su... raugintų agurkėlių sultis, bet kažkokias pastovėjusias. Virškinimo atrodo baika, nes turi tokį raugą. Grinai kaip... Su mėsa. Kaip kombučia turi tą raugą, tai va čia kaip kombučia. Kas yra turnip? Ropė. Tai va, ropės sultis. Ką reikia pabandyti? Atsiplėšiu batonkės. Karštas. Karštas lavašas. Keptas. Humasiuką. Ragauju. Humasiukas padarytas iš avinžirnių. Šviežiai. Čia dar kažkoks įdomus daiktas. Čia aš trusų matau. Aš tikiuosi, nes atrodo aštriai, bet sunku paimti. O, kažkas stoja. Aštrus primena tą rusišką daiktą. Aš tik šitus įsakiau bajoju. Čia jogurtas, man rodos. Čia jogurtas. Thank you. Bet nedaug čia. Čia atrodė daugiau per nuotraukas. Gerai, reikia domą paragauti. O jo šaltas. Šios sveras. Žiauriai keistas skonis. Na? Toks gal gvazdikėlio, gal cinamono biškį, mėsos, labai toks rūgštelė su cinamono arba gvazdikėlio. Ką reikia šašlyko įpys? Skaniausia doma man gyvenime. Na? 10/10. Žiauriai skaniausia. Šašlykas kaip Lietuvoj. Gerai. Skanis kaip Lietuvoj.
Galėsi paragauti, pamatyti. Domas, amazing. Nuo 1 iki 10. 8. Ok. O kodėl? Mėsą biškai buvo man kuminė. Ir biškai buvo per mažai jos. Kiek duosi? Aš? Nu jo, 8. Valgyčiau. Toks skanus maistas, ypač jeigu surinksi šeimą kokią pavalgyt, manau, nice. Ai, dar gėrimas labai specifinis. Nu, gėrimas tai... Jeigu gert kiekvieną dieną niekaip, vieną kartą ten į metus, manau, galima. Tai sakyčiau, koks... Turi džiūs. 4. Mes neprašėm, bet atnešė desertuką su arbata. Čia toks complimentary. Pagausi? Kvepia gerai. Arbatėlės, baklavas. Fine dining. Pavalgiam ir dabar žinom, kodėl jie gauna tiek daug reviews. Visų pirma, jie jų paprašo. O visų antra, tai aфиgenai padaro gerą experience. Jo, experience, Labai geras. atmosfera 10/10. Kiek sumokėjom? 31 eurų. Nu tai va. Varom dabar toliau. Sėkmės. Rasta, kas yra toj pusėj. Stambulo kita pusė. Jo, ten yra Azijos pusė Stambulo. Jo? Aha. Ir pravarius ten va pro tiltą. Tai atrodo dar gražiau. Tipo, skaitis patenki į Aziją. Eik tu. Jo. O čia pačios gimtadienis. Jo. Sweet 16. Nice. Tokie kačių namų, žiūrėk. Ir į gatvę. Ir vėl daug garso. Pradžiai, kai atvarėm čionais, tai atrodė tikrai nesaugu. Atrodė netgi tas rajonas, kur mes būnam, atrodo tikrai pavojingas, kaip koks getas. Bet dabar prasiėjus, prasibuvus, tai tiesiog žmonės gyvena. Niekas kažkaip nei prasipisa labai, nei ką. Ten dažniausiai tiesiog pasveikina. Sakyčiau, Gruzijoje daugiau prisipasa nei čia. Jo. Čia matėvau. Na gal tiesiog mums taip seka, žinai. Neaišku, ar šiuo metu sezonas ar ne. Dabar sezonas? Ne. Ai, nu tai dėl to gal ir Sezonas nepasipasa. rugsėjai čia. Tai, jie čia tiesiog įmarom. Ai, nu ten tas čivaks. Ne, pažiūrėjau. Jis ten tą daro. Jau, kviečia. Taip pažiūrė. Ir prie tų ledų iš karto. Skubas, ateikit. Jo. Palauksim. Žinai, ko norėčiau, aš čia cukranendrių, bet aš nežinau, ar jie turi. Oi, nežinau. Norėčiau paragauti cukranendrių sulčių. A, mane persivežė mergaitė. Eik, tu persekė, nieks tais nepersekė. Kažko klausimo. Jo? A. O tu neatsakei? Ne, nes savo kalba, ką aš žinau. A, nu. Tai va, tokį šiandieną. Žiūrėsim, kaip bus rytoj.